Sveiki visi. Labai džiaugiuosi Jūs matydamas šiame webinare. Daugumą Jūsų jau pažįstu iš asmeninių konsultacijų, todėl man ypač smagu, kad domitės savo sveikata ir toliau gilinate žinias. Esu Jonas Damkus, nutriciologas, kas nežino, per žarnyno mikrobiotą. Ir šiandien pakviečiau Jums tikrai vertingą svečią, dietistą Joną Lapinską, kuris trumpai ir aiškiai papasakos apie naujai atsiradusi modernų naminį žarnyno tyrimą. Sakau naminį, todėl kad jį galite pasidaryti namuose. Ir tyrimas leidžia dar geriau suprasti savo organizmą. Tikiu, kad ši informacija jums bus ne tik įdomi, bet ir praktiškai naudinga. Tad, Jonai, perduodu žodį tau. Tai ačiū labai, Jonai, bendravardžiai, čia mes du Jonai susitikom šiandien ir padėsim jums, žengti vieną tikrai tvirtą žingsnį link savo sveikatos. Labai smagu matyti, kad tiek daug besidominčių mes subūrėm štai šiandien į šitą ratelį. Tai nieko nelaukdamas pradėsiu šiandien dienos mūsų webinarą. Tai šiame webinare norėsiu, kad mes kartu visi aktyviai pabendrautumėm, kartu atrastumėm tam tikrų galbūt arba pasidalinimų, arba tam tikrų tokių pamastymų, kaip jūs jaučiatės. Tai labai norėsiu, kad būtų toksai abipusis mūsų bendravimas ir kurio pasekoje mes prieisim prie tam tikrų sprendimų, į kuriuos mes jūs norėsime pakviesti. Tai truputėlį, jeigu apie save, esu sveikatos mentorius, jau virš 15 metų konsultuoju žmonės, virš 2000 klientų esu konsultavęs ir per tas savo konsultacijas galų gale įdiegiau tokią savo veikloje labai unikalią vadinamą Spera metodo sistemą, kurią taikant pasiekiami sprendimai žmonėms. Tai visų pirma, žmonės gauna daugiau energijos, yra galimybė stiprinti imuninę sistemą, sprendžiamos žarnyno problemos, koreguojami svoriai, gerėja miegas, mažėja lėtinių ligų vystymasis, jisai sustoja. Šita metodika apima tam tikrų signalų, kurie siunčia jūsų kūnas įvertina procesus, kurie vyksta jūsų organizme. Mes taip pat atlikdami tyrimus nustatome, nespėliodami, o tiksliai sužinome esamą jūsų kūno situaciją, ir duodam geras rekomendacijas, remiantis tais rezultatais, kuriuos mes įvertinom šitoje eigoje. Ir aišku, nei vienas metodas jisai nevyksta ir negali vykti be aktyvių veiksmų. Tai kiekvieno paciento ir kiekvieno kliento rankose yra jo sveikata. Aš tik tai esu tas mentorius, kuris palydi jūs, jūsų sveikatos kelionėje, parinkdamas geriausią jums sprendimą. O visą kitą atliekate jūs patys su, sakyčiau, tokia puikia palyda. Ir kadangi kiekvienas jūs ir jūsų situacija yra unikali, todėl iš tikrųjų reikia kiekvienam asmeninio dėmesio, tokio personalaus dėmesio. Čia negali būti patarimų visiems vienodų, tai yra kiekvienam yra patarimas skirtas tik jam individualiai. Tai keliaukime į mano šiandien dienos webinarą. Parinkau tokius pagrindinės šių laikų sveikatos problemų temas, jos parinkau keletą iš jų, turbūt jos yra taip pat svarbios ir jum. Labai norėčiau, kad galbūt ir jūs sudalyvautumėte ir pasakytumėte, ar šita problema jums yra aktuali, ar jums yra tai, kad kartais trūksta energijos. Galbūt kai kam iš jūsų rytais trūksta energijos, kai kam per pietus, kai kam vakare, kenčia miegas, kenčia jūsų emocijos, jaučiate nuovargį. Ir būtent tas energijos trūkumas jums yra toksai savas ir atpažįstamas. Jeigu kartais taip jaučiatės, pažymėkite mūsų bendrame čate vienetuką, kad aš žinočiau, ar yra tokių žmonių, kurie jaučiasi, kad trūkumas energijos ir norėtumėt, kad tos energijos būtų vis daugiau.
Ar yra tokių žmonių? Matau, kad yra. Kol kas tik 3 iš 30, tai labai nedaug, daugėja truputėlį. Taip, kai kas šmaikštauja, turbūt Kęstutis, ponas, gal vėliau mes padiskutuosime, energija šiais laikais brangi, dėl to gal ir trūksta asmeninės energijos, tikrai jo norėtųsi visą laiką, kad jinai būtų ta mūsų, ta baterija, vidinė kūno baterija užkrauta, bet tai jau parodo tam tikrus signalus, tam tikrus simptomus, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, tai dėkoju už tai, kad jūs atsakėt. Ir, išties tas energijos trūkumas jis vis dažnėja ir dažnėja, vis daugiau ir daugiau, ir vis jaunų žmonių, kaip nekeista, pajaučia energijos trūkumus. Ir tai yra neatsitiktinai, mes apie tai irgi galėtumėm padėti žmonėms išspręsti šitus klausimus, kaip padidinti energijos, kaip gauti daugiau energijos, kas svarbu, kokius darbus reikia padaryti, kad mes energijos turėtumėm daugiau. Kita šių laikų tokia didelė problema sveikatos, tai turbūt yra žarnyno problemos, apie ką mes šiandien ir kalbėsime daugiausia turbūt, ir kalbėsime ir daugiau apie tyrimą, kurio remintis galim nustatyti. Taip pat didelė dauguma visuomenės, apie 60 gal netgi procentų, susiduria su svorio sutrikimais, viršsvoris, svorio padidėjimas arba per mažas svoris pas kai kurios būna ir irgi negali priaugti, tai irgi tam tikros yra problemos. Ar turite kažkas tai iš jūsų tokių žarnyno sveikatos sutrikimų arba svorio problemos? Jeigu turite, paspauskite dvietuką, kad aš žinočiau, ar yra tarp mūsų tarpe tokių iššūkių. Taip, matau, kai kas jau pažymite, kad susidurėt su tokiais iššūkiais. Kai kas netgi įvardinot tiksliai, kokia yra bėda tulžies pūslės, turbūt pašalinimas, gal akmuo ten yra. Taip, gerai. Tai iš tikrųjų yra aktuali problema ir kaip parodė statistika, iš tikrųjų su viršsvoriu sutrikimais labai daug jaunų netgi žmonių šiais laikais susiduria su šito iššūkiu. Ir aišku, su žarnyno problemomis tai taip pat yra, pas visus yra skirtingos problemos, dėl ko jos atsiranda. Tai mes taip negalim pasakyti tiksliai ir visiems duoti vieno sprendimo, ką reikia daryti ir kodėl jums tai atsirado šita problema, šitas signalas. Tačiau su kiekvienu pabendravę individualiai mes galėtumėm prisiliesti prie jūsų atsiradimo priežasties šito signalo ir galėtumėm pabendrauti, ir vėliau pakviesime netgi užpildyti tokį sveikatos klausimyną, kurio remintis mes įsigilinam į jūsų problemą. Tai jeigu kartais norėsite, turėsime tokią galimybę giliau pastebėti ir įvertinti jūsų esamą situaciją. Ir tokia trečia problema, apie ką šiandien norėsiu kalbėti, tai yra silpnas imunitetas. Iš tikrųjų, vis daugiau ligų, jos vystosi, vis daugiau vystosi lėtinės ligos, jos vis jaunėja, mažėja atsparumas ligom, pasikartojančios ligos. Žmogus susirgo, praėjo ten savaitę laiko, vėl susirgo, arba vaikas nuėjo į darželį, susirgo, praėjo 2 savaitės, vėl žiūrėk, tuo pačiu serga, praėjo porą mėnesių ir vėl serga. Ir taip mamos negali išspręsti šitos problemos. Tai iš tikrųjų tas silpnas imunitetas ir tų ligų vystymasis yra irgi taip pat labai aktualus. Ir sakyčiau, vos ne kiekvieno mūsų šeimoje arba kiekvieno mūsų, netgi galbūt mes patys turim kažkokias tai jau pradėjusias besivystyti lėtinės ligas, arba jų vis daugėja, arba jos vis mus kamuoja ir kamuoja. Tai jeigu kartais turite kažkas tai ir aktuali šita problema, silpnas imunitetas, ir norėtumėt pagerinti ir sužinoti, kaip pagerinti, paspauskite 5, kad aš žinočiau, kad yra tokių irgi problemų.
Taip, matau, yra lėtinių ligų, besivystymo problemų arba silpno imuniteto problemų. Taip. Keletas žmonių parodė, kad jie turi tokias bėdas ir nori daugiau išgirsti, daugiau sprendimų gauti šitų bėdų sprendimuose. Ačiū Jums labai. Matau, kad iš tikrųjų problema yra aktuali ir bent beveik 10% visų žmonių, kurie šiandien susirinko, rodo, kad yra aktuali šita problema. Dabar ačiū Jums visiems ir dabar toksai yra retorinis klausimas. Galbūt Jūs taip jaučiatės. Aš jau viską bandžiau, man niekas nepadeda ir nežinau kodėl. Ar yra pas Jūs, ar yra mūsų tarpe tokių žmonių, kur tikrai daug ką bandėt, įvairius metodikas taikėt ir niekas neveikia, niekas nepadėjo, nusivylėt ir nežinot, ką daryti. Jeigu turite tokias mintis, kad jau viską bandėt ir niekas nepadeda, parašykite taip. Jeigu jau tikrai jaučiat, kad viską bandėt arba daug bandėt ir kažkaip tai netrandat sprendimo, tai tiesiog galit parašyti taip. Daug ką bandžiau, sprendimo kol kas nėra. Tai galbūt mes šiandien prisiliesim prie to klausimo atsakymo, kodėl nėra sprendimo. Nes tas požiūris į sveikatą, į tą sveikatos prevenciją iš ties pas mane yra visiškai kitoks negu tradiciškai įprasta yra medicinoje suteikti tam tikrus sprendimus žmonėms. Visgi nei vienas iš jūsų kol kas neparašėte, kad jūs jau viską bandėt, tai turbūt dar ne viską gal bandėt. Ir tą, ką bandėt, galbūt pavyko, tai aš labai labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, tai daug kas iš tikrųjų bando, bet ne visą laiką gaunasi ir ne visą laiką pavyksta išspręsti kažkokią tai savo asmeninę problemą ir tada žmonės nežino, kuo griebtis. Ir kartais tai yra iš ties dėl to, kad pasenusios žinios. Iš ties arba netinkamos požiūris apie sveikatą. Pavyzdžiui, apie cholesterolį. Šiais laikais mūsų gydymo įstaigos sako, aukštas cholesterolis, tai gerai, tau statinai ir viskas, daugiau jokių sprendimų mes tau neduosim. Visgi yra ir kitų sprendimų ir kartais tos žinios yra arba jos jau pasenę ir to cholesterolio nėra jisai toksai didelis priešas, kurį reikia prikalti prie kryžiaus, kaip Jėzų, su juo reikia mokėti draugauti, nes jisai yra svarbus, jisai yra reikalingas, bet yra visiškai skirtingų priemonių tai spręsti. Ir tų žinių neturėjimas arba jų nežinojimas, ir būtent ir priveda prie to, kad imamasi tiesiog lengviausio būdo, išgėrė į piliulę ir lygtais problema išsisprendė. Iš tikrųjų, tai kad cholesterolis sumažės išgėrus piliulę, tai problema neišsispręs. Tik tai cholesterolis bus sumažintas, bet problema jinai bus išlikusi tokia, kokia jinai buvo. Tai sprendimai yra visiškai kitokie, norint sumažinti tą cholesterolį ir kartais tos žinios arba tas netinkamos požiūris, toksai siauras požiūris į problemą, jisai neleidžia išspręsti tos pačios problemos, kad jinai pas žmogų išsispręstų. Tai padedam irgi šiuo klausimu truputėlį su platesniu požiūriu ir truputėlį su naujausiom žiniom, sakyčiau, spręsti susidariusias tas problemas. Kitas dalykas, dėl ko nepavyksta išspręsti kažkokio iššūkio, tai netinkamas parinktas metodas. Nes tas, kas tinka visiems, netinka individualiai kažkuriam tai. Ir ta galbūt magiška piliulė, jinai netinkama visiems. Ir reikia ieškoti personalaus, tokio individualaus, tokio
sprendimo, kuris atlieptų kūno poreikius, kuris atlieptų jūsų fizinio aktyvumo poreikius, kuris atlieptų jūsų svorį, kuris atlieptų jūsų galbūt jau esančių kažkokių tai iššūkių, tokius kažkokius tai negalavimus, ir tai reikia atsižvelgti ne trumpalaikiais rezultatais, o ilgalaikiais sprendimais. Nes mūsų sveikata yra tikrai ne vienos dienos klausimas ir ne vienos dienos reikalas, o ilgas, kruopštus, nuoseklus, tinkamo sprendimo parinkimas ir jo laikymasis. Tai taip galima padėti išspręsti savo sveikatos iššūkius kažkokius. Ir trečias, iš tikrųjų, kas šiandien dienai trukdo arba kas neleidžia gauti gerų sprendimų, tai iš tiesų informacijos gausa ir informacijos perteklius. Šiandien dienai mes gyvenam tokiam amžiui, kur niekada neturėjom galimybės taip lengvai prieiti prie informacijos. Mano vaikystėje tėvai prenumeruodavosi enciklopedijas, kad įgautų daugiau žinių, nes tik tai tose knygose buvo aprašyti sprendimai kažkokie tai, pradedant nuo buities sprendimų, baigiant mokslo sprendimais ar sveikatos sprendimais. Taip. Šiandien dienai mes gyvenam tokiam amžiuje, kur informacijos sklaida yra tokia didžiulė, kad daugelis iš mūsų pasiklystame toje informacijoje. Ir ta informacija sukelia didžiulę painiavą, nes galbūt mano pažįstamui padėjo ir jisai pasidalino tą informaciją, tada gydytojas sako, arba kažkoksai tai specialistas sako, ne, taip negalima, tada mes kreipiamės į Google galbūt, arba į tą išmanų intelektą, jisai duoda kažkokį sprendimą ir mes tada nežinom, ką daryti, ir kiekvienas specialistas vis duoda kažkokias tai rekomendacijas, o mes tokie nežinodami, ką daryti, nepasiekėm to tinkamo sprendimo. Ir tai gali būti irgi dėl tos informacijos pertekliaus ir sukeltos tam tikros painiavos. Tai tikrai, kodėl taip vyksta, yra daug variantų, bet maždaug šitie galėtų būti priežastis, dėl ko nepasiektas yra rezultatas. Ir dabar mitai, kurie stabdo jūsų rezultatus. Iš ties tų mitų yra nemažai, bet aš atrinkau keletą iš jų. Ir vienas iš tokių mitų, ir tai yra visuomenės dalis, ir pakankamai didžiulė visuomenės dalis, kurie sprendžia problemas tada, kai susirga. Aš kai susirgu, tai tada ir gydausi. Šiaip dėmesio neskiriu savo sveikatai, bet jau kai reikalas prispiria, tai ten jau kažką tai pavartoju, ar pradedu sportuoti, ar gruodžio mėnesį nusiperku abonementą į sporto klubą nuo sausio 1-osios, ir gal ten vieną kartą nueinu, arba tiesiog taip ir lieka nupirktas abonementas ir nepanaudotas, ne? Tai koks sprendimą priėmiau, bet nepasinaudojau, taip? Arba jeigu jau susirgau, tada gerai, ir nusipirku vaistus, pagersiu, tai praeis. Iš tikrųjų, tai sprendimo jokio nesukuria, tai tik tai simptomo sumažinimas ir deja jisai neveda prie sveikatos prevencijos, prie jūsų sveikatos ilgalaikio išlaikymo. Tai reikia tiesiog pagalvoti ir pakeisti požiūrį, kad mums, norint būti sveikiem ir norint neturėti sveikatos iššūkių, visgi reikia pagalvoti, kokius veiksmus aš darau, kad mano sveikata išliktų teigiama. Ir kuo mes daugiau apie tai galvosim ir mes skirsim tam dėmesio, aš manau, kad mes turėsim žymiai geresnę sveikatą. Turbūt šito teiginio, kad aš kai sergu, tada gydausi, turbūt mūsų medicinos, ta senoji visuomenė greičiausiai, jinai buvo išmokinta, arba mūsų visuomenė buvo išmokinta taip, kad jūs nespręskit, jums nesvarbu turėtų būti jūsų sveikata, kai jūs susirgsit, yra gydytojas, jis viską išmano, jis jums padės. Taip? Tai žodžiu, jūs dirbkite savo darbus, darykite tą, ką darot, o yra kiti specialistai, jie atsakingi už jūsų sveikatą. Iš tikrųjų, niekas už jūsų sveikatą nėra labiau atsakingas ir niekam jinai nėra svarbesnė nei jūs patys. Jūs patys esate
labiausiai atsakingas ir jūs tikrai turite būti atsakingas už save ir nei vienas gydytojas, na, nebus šalia jūsų, kai jums reikia priimti kažkokį tai, na, kažkokį tai sveikatos prevencijos sprendimą. Tai viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Kitas mitas, su kuriuo susidurėme, tai tiko draugui, tiks ir man. Tai iš ties kitų mėgdžiojimas nebūtinai duoda asmeninių rezultatų, o dažniausiai neduoda rezultatų. Nes netgi vienoje šeimoje esantis vaikai arba suaugę, kurie gyvena vienoje šeimoje, na, maždaug vienodo svorio, vienodo amžiaus, pavyzdžiui, sakysim, dvynukai, pas juos gali būti visiškai reikalingi du skirtingi sprendimai. Nes tai priklauso nuo visko. Aš jau nekalbu apie draugą, kurį jūs tiesiog pažįstate, ar kaimyną, kurį jūs tiesiog pažįstate. Nes pagalvokite apie tai. Sveikata priklauso nuo to, kaip mama maitinosi iki gimimo, kokia jos buvo sveikata. Vaiko sveikata priklauso ir ateityje, visą likusį gyvenimą, priklauso jo sveikata nuo to, kaip jisai gimė. Ar jisai gimė atlikus Cezario pjūvį, ar jisai gimė praėjęs per moteriškus gimdymo takus. Nuo to priklauso, koks jo bus tolimesnis imunitetas. Sveikata priklauso nuo to, kada pirmą kartą naudojo antibiotikus arba vaistus vaikas. Ir aš čia susidūriau su keletu tokių paskutinę savaitę susidūriau su tokie klientais, kur vaikai tiesiog iš karto po gimdymo gimė neišnešioti, po gimdymo gavo didelę dozę vaistų, mama ir kūdikis. Ir aišku, ta imuninė sistema, jinai visiškai kitokia yra, jinai žymiai silpnesnė ir ten prasideda įvairūs iššūkiai. Nuo maisto priklauso, nuo streso lygio priklauso, nuo fizinio aktyvumo priklauso, nuo emocinės būklės, nuo miego būklės, nuo visko priklauso sveikata ir tie sprendimai atrodytų vienodam arba panašaus sudėjimo žmogui, jie gali būti visiškai skirtingi. Kūne vykstantis procesai gali būti visiškai skirtingi, taip kad tas, kas tinka draugui, dažniausiai netinka man. Ir į tai reikia labai atkreipti didelį dėmesį. Reiškia, jeigu yra mada vartoti kažkokius tai papildus, nebūtinai jie tiks jums. Arba jeigu mada ten pradėti visiems daryti kažkokias tai procedūras, tai galbūt ne visiems jinai reikalinga, ne visiems jinai tinkama. Tai kiekvienas iš mūsų yra labai individualus. Na ir dar vienas mitas, kažkur tai prabėgo turbūt. Man atrodo, taip, mitas man atrodo, tai dažnai žmonėm atrodo, kad jie elgiasi teisingai. Man atrodo, kad man trūksta vitamino D ir aš jį panaudosiu. Man atrodo, kad man reikia dabar nieko nevalgyti ir tada aš numesiu svorį. Man atrodo, kad reikia pradėti bėgioti ir aš tada turėsiu daugiau energijos, jausiuos geriau. Ne? Tai tas, man atrodo, irgi tos spėlionės iš tikrųjų neveda prie jokių rezultatų, jos tik tai veda prie spėliojimų, o spėliojimai prie nežinojimo tikros situacijos ir tada negaunam mes norimo sprendimo. Svorį sudėtinga numesti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi didžiulį viršsvorį, tai jam apskritai bėgioti yra draudžiama. Jam reikia galbūt vaikščioti pradėti, galbūt labai nuo nedidelių fizinio aktyvumų pratimų pradėti ir tik tai po truputį įvedinėti tai. Tai tiesiog ne viskas, kaip mums atrodo, yra teisinga, reikia imtis tokių sprendimų, kurie duoda rezultatą, bet visą tai geriausia su mentorium, kuris jūs lydi. Tai palydėjimas tas dar vienas iš svarbių labai veiksmų, nes jeigu mes imamės kažkokius tai sveikatos prevencijos sprendimų, labai svarbu, kad būtų žmogus, kuris jūs palydi. Tinkamai palydi nuo taško A į tašką B, į tokį tašką, į kurį jūs norite atsidurti, kurį jūs norite gauti savo kažkokį tai sprendimą. Na ir dabar mes atkeliavom prie mūsų vienos iš svarbiausių sistemų, apie kurią šiandien taip pat norėsiu paminėti, tai žarnyno sveikatos centras.
Žarnynas išties yra viena iš mūsų tokių ir didžiausių organų, ir svarbiausių organų virškinimo sistema. Tai kaip jums atrodo? Ir kokia jūsų yra patirtis? Kodėl tas žarnynas toksai yra svarbus? Tiesiog galit pasakyti ar galite parašyti į chatą savo mintis, kodėl jisai toksai yra svarbus. Kodėl jisai pripažįstamas kaip sveikatos centras? Jeigu nesunku, parašykite savo nuomonę. Kodėl tas žarnynas yra pripažintas sveikatos centru? Ir čia, matot, yra taip pat aš esu parašęs, yra esminis sveikatos imuniteto emocinės būklės energijos šaltinis. Tai yra tas centras, kuriame daug labai procesų vyksta. Ir taip pat ta subalansuota mikrobioma, tas visas gyventojai, tie visi, jie gali arba pagerinti mūsų bendrą savijautą, arba pabloginti. Kęstutis rašo, žarnynas numeris 1. Iš tikrųjų, tai yra viena iš pagrindinių mūsų sistemų, mūsų sveikatos sistemų, taip. Tai ne veltui jisai iš tikrųjų skaitomas vienu iš svarbiausių, pirmosiomis smegenimis, o ne antrosiomis. Visiškai sutinku su ponia Violeta. Kartais mums atrodo, kad mes priimam sprendimą, ką mes valgysim, ką mes darysim, o iš tikrųjų tai gyvenančios bakterijos per tam tikrą tokią sistemą, vadinamą nervus vagus, gauna signalus ir mūsų smegenys gauna tuos signalus iš žarnyno. Ir mes priimam tą sprendimą priklausomai nuo to žarnyne esančios padėties, esančios situacijos. Ir tai yra labai tiesiogiai susiję su mūsų nuotaika, nes jeigu mes turime prastą nuotaiką, depresiją, nerimas, labai dažnai būna priežastis žarnyne. Ir jeigu mes turim žarnyno problemas, labai dažnai mes turėsime ir prastą miegą, prastą nuotaiką, gali kamuoti depresija, nerimas. Tai yra labai tiesiogiai susiję, dėl to ta tokia ašis yra iš tikrųjų taip. Ir vadinama, kad pirmosios smegenys, visiškai sutinku. Ponia Rima sako, tai mūsų imunitetas, taip. Ponia Rima, mūsų žarnyne apie 70% imuninių ląstelių atsiranda. Ir nuo mūsų žarnyno sveikatos priklauso, ar atsiras tos imuninės ląstelės, ar jos padės mūsų sveikatai. Tai iš ties jūs esate visiškai teisi ir taip yra, kad imunitetas, būtent pačioj pradžioj visas mūsų imunitetas, tai yra mūsų mikrobiomo, toj visam subalansavime labai svarbus energijos šaltinis, visko šaltinis. Taip, per žarnyną įsisaviname mes maistinės medžiagas. Žarnynas yra ta sritis, kurioje pakliūna maistas ir maistinės medžiagos ir tik tai žarnyne gyvenančių bakterijų dėka tos medžiagos pradeda įsisavinti mum į kraujotaką. Ir jau vėliau kraujas išnešioja į ląsteles, ir nuo to priklauso ir mūsų ląstelių sveikata. Tai antra širdis vyksta, gamyba, energija. Taip, jūs esate visi teisūs, iš tikrųjų taip yra. Tai yra mūsų vienas iš svarbiausių organų. Ir aš taip vadinu, yra dvi pagrindinės sistemos mūsų sveikatos. Tai yra žarnyno sistema ir ląstelės sistema. Dar esate turbūt girdėję tokį posakį, kad sveika ląstelė, sveikas kūnas, taip pat irgi yra. Jeigu žarnyno sveikata yra tinkama, jinai duoda gerus sprendimus, joje vyksta tam tikri procesai, kurie padeda tiek ir imuniniam ląstelėm atsirasti, tiek ir pradeda įsisavinti maistinės medžiagas. Taip pat yra ir apsaugos reiškiasi organas, kuris apsaugo mus nuo apsinuodijimų, nuo įvairių uždegiminių procesų. Mūsų emocinės būklės taip pat irgi labai svarbus procesai vyksta žarnyne. Tai iš ties. Dėl to toks yra jisai svarbus ir dėl to tas tyrimas, apie kurį šiandien aš kalbėsiu, yra labai svarbus. Apie kokį tyrimą aš kalbu? Tai yra žarnyno sveikatos tyrimas.
Turbūt teko girdėti įvairiausių tyrimų. Darom kolonoskopiją žarnyno, taip, tada priduodate kraują ir vertina tam tikras žarnyne esančias daleles, arba priduodate šlapimą, priduodate, reiškiasi, išmatų tyrimus ir ten vertina tam tikras medžiagas. Ką parodo tie tyrimai? Tie tyrimai parodo realiai jūsų žarnyne gyvenančios tos visos mikrobiomo, to viso, reiškiasi, sudėtis. Jie yra tikslus, bet jie nepasako, kaip veikia jūsų žarnynas jūs. Ir norvegų mokslininkai Vitas Analytical Service tokioj laboratorijai sukūrė naujausią šių laikų žarnyno sveikatos tyrimą iš kraujo. Tai reiškia, kai Jonas Damkus minėjo, kad namų tyrimas, tai iš tikrųjų iš piršto galima pasimti namuose porą lašiukų kraujo, bet vis tiek reikia siūsti į laboratoriją į Norvegiją, nes namuose to nesužinosite savo sveikatos būklės. Reikia siūsti į laboratoriją, užtrunka gal 20 dienų, bet jūs gausite labai labai aišku ir labai tikslų parodymą, ką tas žarnynas, ar jisai padeda mum, ar jisai nesukuria mum teigiamų sprendimų. Tai visų pirma, ką jisai tyria? Jisai parodo, kaip žarnynas paverčia maistą mum palankę sveikatai, jo stiprinimui, energijai, nuotaikai, miegui, būtinomis medžiagomis, ar jisai nesugeba to atlikti. Ir šitas tyrimas matuoja 3 pagrindinius metabolitus, tai reiškia žarnyne gyvenančių bakterijų metabolitus, kurie pakliūna į kraują. Tai indolo tripropiono rūgštį, IPR vadinama, matuoja triptofaną ir matuoja kinureniną. Tai yra tokius 3 metabolitus, kurie ypatingai yra svarbus mūsų žarnyno sveikatai ir mum patiem, mūsų visam organizmui ir viso mūsų organizmo sveikatai. Maždaug taip atrodo tyrimas, jisai išmatuoja ir duoda tokia aiškia vizualia forma atsakymus, tai žalia yra gerai, geltona yra vidutiniškai, ir raudona yra blogai. Visų pirma, ką jisai parodo? Žarnyno sveikatos indeksas. Tai kaip žarnynas veikia mus? Ar jisai teigiamai veikia mus, ar neigiamai veikia? Tai tas indeksas, taip. IPR lygis. Truputėlį aš kitoj skaidriai parodysiu, ką reiškia ta indolo tripropiono rūgštis ir kokį poveikį turi. Šiaip iš principo pasakysiu, kad tai yra viena iš svarbiausių rūgščių, kuri pakliuvusi kraują rodo, ir jos tinkamas kiekis rodo, kad mūsų žarnynas veikia tinkamai, kad jisai stiprina mūsų imunitetą, kad jisai mažina uždegiminius procesus. Tai reiškia, kad mes savo žarnyną palaikom taip teigiamai, kad jisai sukuria šitą efektą mums. Ir jeigu mes žarnyno nepalaikom teigiamai, o jį yra tam tikri sprendimai, kokiais remiantis mes galim palaikyti į teigiamą būklį, jisai nesukuria mums tokio poveikio. Tada mikrobiomos nauda imuniniai sistemai, žarnyno veiksmingumas ir imuninis stresas. Tai pagrindinės, tokios išmatuojamos metabolitų duomenys mes gauname, pagal kuriuos mes labai labai aiškiai galim tiksliai nustatyti, kur yra koks poveikis žmogui suteiktas ir ką reikia daryti tiksliai kiekvienam individualiai. Nes nuo šitų skaičiukų, kas yra šitoj lentelėje, labai priklauso, kaip mes elgiamės, ką mes įsidedam savo į burną, kokį mes vedam gyvenimo būdą, ką mums reikia keisti ir ko pas mus yra per mažai, ko pas mus yra per daug. Šitą lentelę ir iš jos remiasi visi tie skaičiukai, kuriuos matėte prieš tai esančių skaidrių. Indolo tripropiono rūgštis. Jeigu mes matom nukrypimą mažesnę tvarką ir mažesnis jisai negu reikia, tai reiškia, kad mūsų žarnynas ir mūsų žarnyne esančios bakterijos, esantis mikrobai, nepalaiko mūsų imuninės sistemos. Ir mums būtinai reikia keisti ir padėti jiem atsistatyti, juos reikia subalansuoti, aprūpinti mūsų mikrobiomą geresniu maistu, geresnė maistinė medžiagom, duoti daugiau fermentuoto maisto produktų
duoti daugiau skaidulinių maisto, duoti daugiau antioksidantų. Ir tik tai gali pakeisti ir padidinti tą vadinamą indol tripropiono rūgštį. O tai reiškia, kad mes kiekvienam individualiai galim nustatyti, kokio kiekio mityboje jums trūksta šitų maistinių medžiagų ir kokio kiekio jums reikia naudoti individualiai. Ir pas kiekvieną, bet šitas nukrypimas, jisai gali būti visiškai skirtingas. Netgi toj pačioje šeimoje gyvenantiems žmonėm, vaikui gali būti vienoks, vyresnio amžiaus žmonėm kitoks, moteriam, vyram skirtingas, taip kad kiekvienas labai yra individualus. Kinureninas, jeigu jisai yra mažesnį, truputėlį rodo, štai šitas, pavyzdžiui, konkretus tyrimas, mažesnį skaičiuką, mažesnį nukrypimą, tai yra labai gerai. Jeigu tai yra 0 arba truputėlį mažiau, tai yra labai gerai. Nes kinureninas, jisai rodo uždegimiškumą ir rodo imuninį stresą. Tai reiškia, kad pas žmogų jau yra rimti iššūkiai ir tas žarnynas negali patenkinti visus žmogaus poreikius, mažinti tą uždegimą. Ir kinureninas labai turi didžiulę įtaką ir jam labai didžiulę įtaką turi mūsų streso lygis, mūsų miegas, mūsų stresas, mūsų fizinis aktyvumas. Štai šitie 3 pagrindiniai kriterijai reguliuoja kinurenino lygį mūsų kraujotakoj. Ir nuo to priklauso, nuo mūsų miego, nuo streso lygio ir nuo fizinio aktyvumo priklauso, kaip mūsų žarnynas veikia mus. O šitas tyrimas jisai parodo, ar teigiamai ar neigiamai. Ir jeigu bus per didelis kiekis, tai reiškia, kad pas žmogų trūksta tam tikrų procesų jo gyvenimo būde, kuriuos reikia padidinti arba reikia sumažinti priklausomai nuo tyrimo rodmenų. Ir triptofanas, paskutinis apatinis, šiuo atveju, pavyzdžiui, rodo -3,7. Ką jisai rodo? Tai yra nepakeičiama viena iš esminių amino rūgščių. Tai yra baltymas, kuris atrandamas mūsų mityboje, skirtingose maisto produktuose, tiek augalinės kilmės produktuose, tiek gyvūninės kilmės produktuose. Tai pupelės, tai yra kalakutiena, įvairius kiti maisto produktai. Jeigu ten labai norėsit, aš vėliau galėsiu arba individualiai su kiekvienu galėsim ištirti jūsų tyrimą ir nustatyti trūkstamą kiekį. Ir pagal tą trūkstamą kiekį, kaip matote, yra skaičiukai, tada pagal žmogaus fizinį aktyvumą, pagal žmogaus kūno sudėtį mes parenkam tokį maisto racioną, tokį kiekį to triptofano maiste, kad jūs gautumėte reikiamą kiekį. Nes iš šito triptofano, būtent jisai dalyvauja kaip statybinė medžiaga tų kitų metabolitų atsiradime. Ir tai yra vienas iš pagrindinių tokių šaltinių, kuriais remiantis mes taip pat galime reguliuoti ir padėti savo žarnyno sveikatai gerinti. Taip kad tyrimas pakankamai yra toksai sudėtingas, nebūtina jums visko suprasti tą, ką aš čia šiandien dabar pasakiau apie šitą tyrimą, bet kas yra gerai, šitie nukrypimai, jie parodo labai aiškią situaciją, ką reikia patarti žmogui ir patarus, kaip reikia elgtis, kad susireguliuotų. Ir mes turime labai kokybiškus gerus sprendimus, kaip ir sakiau, kiekvienam individualiai mes parenkam tos sprendimus ir padedam juos išspręsti jūsų kažkokias tai iššūkius, remiantis šitais kraujo tyrimais. Ir kraujo tyrimas rekomenduojamas daryti pakartotinis po maždaug 4-6 mėnesių, tam, kad sužinoti, kaip mūsų patarimai, mūsų sprendimai paveikia jūsų asmeninę situaciją ir kaip pasikeitė šitie kraujo tyrimai. Žodžiu, tyrimas prieš, tada sprendimai, tyrimas po. Tokiu būdu mes galim padėti jums išspręsti jūsų sveikatos, žarnyno sveikatos iššūkius. Ir mokslas rodo labai labai aiškiai, kad šitie tyrimai, jeigu padidini tą, vadinkim, indolo tripropiono rūgštį, jisai tiesiogiai veikia jūsų sveikatą. Tai reiškia, kad jeigu padidėja iki, kaip matote, 1,69, tai iš esmės keičia sveikatos būklę. Ir jeigu nepasiekiamas šitas rezultatas, sveikatos būklė praktiškai nepasikeičia. Tai reiškia, ant kiek tai yra svarbu daryti tyrimą, nes tik tai jį pasidarius tu gali sužinoti tikslę
reikalingų sprendimų eigą, kokią priėmus gauni gerą sprendimą, gerą efektą. Tai tiesiog tai yra labai svarbu. Na ir keliaukime toliau nuo mūsų žarnyno sveikatos tyrimo sveika ląstelė, sveikas kūnas. Tai iš tikrųjų antra sistema, nuo kurios sveikatos labai priklauso viskas. Mūsų ilgamžiškumas, mūsų energijos kiekis, mūsų maistinių medžiagų įsisavinimas, taip pat ir imuninės sistemos atsakas, na ir dauginimasis, dalinimasis ląstelių, tai ir visuose gyvenimo tarpsniuose, nuo pat gimimo iki pat gilios senatvės, mums labai svarbu yra žinoti, kokia yra sveikata. Tai mes turim dar ir kitą tyrimą, nors šiandien kalbėjome tik tai apie žarnyną, bet turim ir kitą tyrimą, kurio remintis mes pamatom, ar mūsų ląsteliai pakanka tų maistinių medžiagų, iš kurios jinai atsistato, ar mums visgi dar trūksta. Taip, kad du tokie tyrimai, jie gali padėti jums spręsti jūsų tikrai tam tikrus iššūkius. Na, o kaip elgtis toliau? Na, mes turim visą laiką du kelius. Arba spėlioti ir nieko nedaryti ir bandyti kažką tai naudoti, arba remtis duomenimis ir tada tiksliai sužinoti, ko reikia. Tai geriausia daryti tikslius tyrimus, žarnyno sveikatos ir ląstelių tyrimus, na, kuriais mes paruošiam tikslės rekomendacijas tiek svorio sureguliavimui, tiek energijos padidėjimui, tiek ligų lėtinių vystymusi sustabdymui ar kažkuriam kitam, su kuo jūs susidurėt šiandien savo gyvenime. Na, kad visa tai veiktų kaip toksai patikrintas sprendimas, tai yra būtent ir sukurtas tas Spera modelis. Spera beje lotyniškai tai yra viltis, tai yra sveikatos prevencijos vilties toksai modelis, kuris tikrai padeda pagerinti sveikatą, nes jisai vertina jūsų pagrindinės tokio holistinio požiūrio, reiškiasi, plačiai į jūs įvertina jūsų visus tokius faktorius esminius. Tai yra emocinė būsena, miega, fizinį aktyvumą, mitybą ir gyvenimo būdą. Tai per visus šitus faktorius jisai vertina jūsų S, reiškia signalus, įvertinami signalai, jais remiantis mes nustatom, kokie gali būti paveikti procesai, mes žinome, kokius procesus padeda spręsti tam tikri arba padeda įvertinti tam tikri tyrimai. Kai kurios tyrimus darome mes, Norvegų laboratorijai, kai kurios tyrimus mes rekomenduojam jums pasidaryti čionais vietos poliklinikose arba ligoninėse. Kai kurios tyrimus galbūt atliekame ne tik tai kraujo tyrimus, bet ir atliekame kūno įvairiausius matavimus. Tikrai žinau, kad ir Jonas turi gerus tyrimus. Tai tie tyrimai yra parenkami individualiai ir evidencija, tai reiškia patikrintas aiškus įvertinimas ir pateikimas tų rekomendacijų pateikiamas tada, kada mes jau matom visą visumą šitų simptomų, signalų, procesų, tyrimų ir tada pateikiamas yra rekomendacijos. Ir rekomendacijos tai yra tik tai dalis viso teigiamo sprendimo, bet be aktyvių veiksmų tos rekomendacijos ir jos niekam nėra reikalingos. Nes prie kiekvieno tam tikro sprendimo reikia tam tikro veiksmo, norint, kad kažkas tai keistųsi. Tai čia mes taip pat esame naudingi jums tuo, kad mes lydime nuo pradžios iki jūsų norimo rezultato kartu ir tas lydėjimas vyksta nuolatos. Tai aš manau, kad toks palydėjimas būtent ir yra vienas iš taip pat labai labai svarbių veiksmų rezultatui pasiekti. Na, o kaip ir minėjau, kuriuo keliu eisite, jums tikrai spręsti. Keliai yra keli, vienas nežinomybės, o kitas tyrimais ir duomenimis pagrįstas kelias, kur tada labai pasidaro aišku, ką konkrečiai reikia daryti. Na, ar dar spėliosite? Spręskit patys. Mano patarimas ir mano sprendimas šiandien jums, tai yra ir dovana jums taip pat, tai yra sveikatos klausimynas. Čia jūs matote QR kodą, kurį galite nuskanuoti dabar arba nuskanuosite vėliau, žiūrėdami video įrašą ir turėsite galimybę atsakyti į sveikatos klausimyną. Jeigu jūs atsakysite į sveikatos klausimyną,
Jisai suteiks informaciją apie signalus, apie procesus vykstančius kūne, bet jūs gausite dovaną. Tai dovana tai mūsų trumpa su Jonu konsultacija, kurios eigoje mes parinksime jums tinkamiausią sprendimą jūsų kažkokiam tai iššūkiui spręsti. Tai jeigu pas kažkam tai iš jūsų nepavyks nusiskanuoti šito QR kodo, mes kalbėjom su Jonu, kad jeigu jūs kreipsitės, jisai jums atsiųs nuorodą, į kurią jūs galėsite užpildyti, taip maždaug panašiai kaip darėte registraciją į šitą webinarą, ir vėliau mes su jumis susisieksim. Kasgi laukia po to klausimyno užpildymo? Iš tikrųjų, po sveikatos klausimyno užpildymo mes susisieksim, mes patarsime, kokį tyrimą jūs galite pasidaryti, jūs gausite aiškumą, kryptį ir jūs gausite rekomendacijas imtis tam tikriem veiksmam ir su mūsų palyda jūs sieksite savo sveikatos asmeninių tikslų. O dabar iš tikrųjų aš tai rekomenduoju būti aktyviem ir veikti, užpildyti klausimyną, gauti rekomendacijas ir pradėti imtis veiksmų savo sveikatai spręsti. Nes jūsų kūnas išties siunčia signalus, tik svarbu juos atpažinti. Ir tinkamai juos įvertinti ir pateikti tinkamus tyrimus, atlikti tinkamus tyrimus ir duoti kokybiškas rekomendacijas. Visą tai galėsime patarti mes. Aišku, palaikymas, aktyvių veiksmų ėmimasis ir palaikymas, čia jau mūsų, sakyčiau, yra sėkmės tokia patirties dalis ir kartu su palaikymu jūs pasiekite žymiai greičiau rezultatą. Nes šiandien dienai viena iš didžiausių šių laikų, sakyčiau, medicinos spragų, tai yra gydytojo dėmesio trūkumas pacientui. Ir mes tai galim užpildyti. Mes galim būti dėmesingi, mes galim įsigilinti, mes galim pateikti geras rekomendacijas, ir palydėti toje jūsų kelionėje. Taip kad ačiū labai ir jeigu turite klausimų, tai padiskutuokime. Ačiū Jonai už tokį išsamų pasakojimą. Ačiū Jums. Tai prašom užduokit klausimus, kas turit, kokių klausimų galėsim diskutuoti. Ponas Kęstutis klausė, ar būtų galimybė gauti jūsų seminaro medžiagą. Taip, ponas Kęstuti, video įrašą mes pasidalinsime ir galėsime su jumis visais pasidalinti. Jeigu kas norite žodžiu klausti, parašykite, prašau, aš pajungsiu mikrofoną. Sakykite, ar sveikatos klausimyną įdėtumėte į elektroninį paštą užpildyti? Taip, ponia Ina, galim jums atsiųsti nuorodą į elektroninį paštą. Jeigu kažkas tai norėtumėte gauti nuorodą, tai galite arba dabar pasakyti, arba tiesiog ponui Jonui Damkui nusiųsti nuorodą ir jisai jums atsiųs. Arba galime dabar įdėti į čionais į mūsų šitą čatą, taip pat jeigu jūs norite taip. Tada sekundę. Taip, įdėjau. Galite paspausti ant nuorodos ir jūs pakliūsite tiesiai į sveikatos klausimyną. Taip, matom, ačiū. Prašom. Išties, kadangi kiekvieno iš jūsų situacija yra individuali, tai mes dėl to ir norim, kad tie, kurie susidomėjote, jūs užpildykite sveikatos klausimyną, nes tada mes jums pateiksime
tiesioginį jums skirtą atsakymą. Nes kartais taip atsitinka, kaip aš ir minėjau, kad tas, kas tinka vienam žmogui, netinka kitam žmogui. Pavyzdys, pavyzdžiui. Aš, kadangi esu dietistas, tikrai dirbu labai plačiai ir klinikose su mityba ir padedu ir gydymo procese tiek su onkologija, tiek su kraujotakos ligų sutrikimais ir viršsvorio sutrikimais. Tai labai daug kreipiasi žmonių. Tiesiog, ką aš galiu pasakyti dėl žarnyno sveikatos, pavyzdžiui. Tai jeigu sveikam žmogui mes visą laiką sakom taip, jums reikia valgyti daugiau pilno grūdo duonos gaminių, daugiau skaidulų, daugiau daržovių ir panašiai. Tai kartais yra taip, kad sergančiam žmogui, jeigu mes tokią duosime rekomendaciją, jam gali dar labiau paaštrėti jo žarnyno sutrikimai. Dėl to tam žmogui kartais individualiai mes parenkam tokias dietas, kur nekalbam visiškai, kur netgi nerekomenduojam visiškai valgyti pilno grūdo duonos gaminių. Neleidžiame naudoti daržovių, tik tai termiškai apdorotus, troškintus, virtus, garintus, kad nebūtų žalių jokių daržovių. Tai kiekviena situacija yra labai labai individuali, ypač su žarnyno sveikata. Nes kartais reikia atstatyti žarnyno sveikatą, kad vėliau tik tai po truputėlį galėtum pradėti įvesti tam tikrus, reiškia, procesus, kurie padėtų tam žmogui išspręsti jo susidariusią situaciją. Ponia Irma, jeigu jūs užpildytumėt sveikatos klausimyną, aš jums galėčiau patarti, nes, pavyzdžiui, jūsų klausimas apie hemorojų, iš tikrųjų jo taip pat yra skirtingos atsiradimo priežastys. Mes turėtumėm įvertinti, kiek žmogus, koks jo kraujospūdis, kokia jo žarnyno veiklos sistema, kiek tuštinasi, kada tuštinasi. Ten daug visų įtakų. Ką valgo, labai daug kas priklauso, kokia kraujospūdė, ten daug dalykų nuo ko priklauso, bet kartais atsitinka taip, kad tie hemorojiniai mazgai tam tikri, niekaip kitaip tu jų negali pašalinti, išskyrus tik tai operacijos darymą. Tai vėlgi kiekvienas atvejis yra labai individualus. Yra visokios ir žvakutės, tepaliukai ten ir panašiai, visokie vaistai, bet ne viskas padeda ir ne viskas efektinga. Ir taip pat su mityba labai individualiai, bet irgi galima padėti išspręsti, kad jie nekankintų, nes kuo mes valgom daugiau tinkamo maisto, kuris lengvina mūsų tuštinimąsi, kuris nedaro užkietėjimo vidurių, kuris kaip tik lengvina visą žarnyno judėjimą. Tai tam tikri sprendimai tikrai padeda išspręsti šitas problemas, bet sakau, kiekvienas labai individualus, dėl to sveikatos klausimyną užpildžius jūs galėsite gauti individualias rekomendacijas. Mums reikia tiesiog daugiau informacijos. Ačiū labai. Prašau, klauskite, dar kas galite, klauskite. Jeigu kas norite žodžiu klausti, parašykite žinutę, aš pajungsiu mikrofoną. Arba patys galite pasijungti. Turbūt daugiausia klausimų tai kyla. Labadiena. Labą vakarą. Tai dėkui už webinarą jūsų, už žinias. Turiu tokį klausimėlį, aišku, nežinau, ar tinkamai, bet paklausiu. Prašom. Jau ilgesnį laikotarpį vargina tokie dalykai, kad man tiesiog po infekcijos tokie gana rimtos prasidėjo bėdos su tulžies pūsle, jas spazmuoja. Ir iki šioliai, tarkim, jeigu pavalgau arba daugiau mėsos, arba riebalo, sakykime, aš čia apie didelius kiekius nekalbu,
Bet procesas toks gaunasi, kad pavalgius po kažkiek laiko atsirūksta orų, bet ta prasme tai nėra refliuksas, tai yra tiesiog oro atsirūgimas. Aš taip suprantu, kad man tiesiog nevirškina, neišskiria arba neišsiskiria tulžys. Ir tiesiog kaip maistas pūna ten, aš net nemoku pasakyti. Tyrimai, kepenų, tulžies pūslės daryti viskas gerai, tik tiesioginis bilirubinas yra aukštesnis. Tai reiškia, kepenys apdoroja, o tiesiog tulžys neišeina kažkodėl, dėl kažkokių priežasčių, nežinau. Ir pastovus tas maudimas po šonkauliu yra, tiesiog toks kaip išbrinkimas, maudimas, tarkim, vartojus kavos cukraus visai netinka, nes labai aštrus skausmai, tai jau tas atkrenta. Maistas irgi garintas, ta prasme, stengiuosi taip, bet sakau, kad kodėl man stringa tas, žinau, kad mėsytė riebalai reikalingi, bet stringa tas tulžies darbas visas. Tai nežinau, gal kažką pakomentuosit. Iš tikrųjų vartoju aš ir, ne visai reguliariai, bet vartoju ir probiotikus, ir probiotinį maistą, ir skaidulų šiek tiek, nors pamirštu, žinau, kad reikėtų geriau daugiau padirbėti ties tuo klausimu. Bet kaip pagerinti apskritai tulžies tą nutekėjimą, gal kažkokių įžvalgų turėsi, tai ačiū labai. Taip, tai iš tiesų galėsime ir ilgiau truputėlį padiskutuoti, nes čia yra dar keletas svarbių klausimų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Bet pirmas tai yra taip, kad greičiausiai ten yra kažkokie tai jau tulžies pūslės sutrikimai. Ir ar smėlis, ar akmenukas kažkoksai, tai ten kažkokių tai yra bėdų. Kartais būna įgimta, kartais įvairių dalykų. Bet to pasiekoje per mažai išsiskiria lipazės tam tikro fermento, riebalų fermento, kuris skaido tą maistą, kuris padeda jį skaidyti. Tai yra tam tikros rekomendacijos, kur galėsiu aš jums patarti ir galėsime padiskutuoti, bet šiaip nerekomenduojama valgyti riebaus maisto, rekomenduojama valgyti mažesniais kiekiais, dažniau, bet po nedaug, stengtis liesesnį maistą naudoti. Viena iš jūsų svarbiausių sprendimų tai yra prebiotinės skaidulos ir jų kiekis mityboje tiesiogiai įtakoja daug ką, tiek cukraus įsisavinimą, cukraus pakliuvimą į kraujotaką, tiek ir taip pat visą žarnyno mikrobiomo kokybę, nes tai yra maistas gerosiom bakterijom, jį gauni, didini gerų bakterijų kiekį, jos geriau pradeda virškinti visą maistą, viskas būna geriau. Tai čia vienas toksai momentas. Kitas momentas, į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį, tai Helicobacter pylori, ar nebuvo kažkokios tai problemos, kadaise, kažkada, ar nesate tyrusi. Nes labai dažnai tai būna susijęs su Helicobacter pylori. Tas toksai, kaip minėjote, atsirūgimas oro, tas, taip. Tai viena iš tokių priežasčių. Ją imtis irgi yra tam tikri sprendimai, bet čia jau individualiai mūsų konsultacija tada. Supratau, kažkada buvo helikobakterio, dabar ką randa, tai vėlgi ten yra tokia kaip bakterija, nepatogenas kažkoks plastocistis. Tai nežinau, tai ką su juo daryti, nes ten labai prieštaringos nuomonės yra, žodžiu, ar gydyti ar negydyti. Labai sudėtinga žarnyno veiklą gydyti, nes jos praktiškai mes iš esmės nekontroliuojame. Mes galim tik tai atstatyti tam tikrų bakterijų kolonijas, jas teigiamas gerasias atstačius, mes labai gerai pradedam kontroliuoti tas piktasias kolonijas. Tai tokiu būdu, gerinant vieną, jos pačios tvarkosi su kitom. Nes... Atsiprašau, Violeta, iš kokio miesto jūs? Iš Vilniaus. Sveiki, Jonai. Labas. Jūs buvot pas mane kada? Taip, žinoma. Ai, tai jo, tai mes pabendrausim, tada aš jums plačiau papasakosiu. Jo, pabendrausim daugiau. Gerai, tai ačiū kol kas. Dėkui labai. Ačiū. Ponas Arūnas klausia, Jonai, kas yra BNI ąžuolas už tavo nugaros? Čia su sveikata nelabai susiję, čia toksai klubas, rekomendacijų klubas.
tiesiog pas mane yra įkeltas, tokia siena įkelta, tai dėl to ir naudoju ją. Gerai, tai turbūt gal šiandien tiek, jeigu kils daugiau klausimų, nes mes jau 1 valandą esam susirinkę, tai ačiū labai visiems už mūsų susitikimą. Tie, kas užpildysit sveikatos klausimyną, gausite tiesioginę mūsų dėmesį, tai linkiu būti sveikiem, prižiūrėti savo sveikatą, rūpintis ją, nes tik jūs esate tas žmogus, kuris labiausiai suinteresuotas savo sveikatos gerovę. Tai likite ir būkite sveiki. Tai ačiū Jonai, ačiū visiems dalyviams webinaro, labai džiaugiuosi, kad daug pažįstamų veidų, kurių ne visada ir atpažinau, susirinko šiandien. Tikrai malonu bus, dar padarysim ne vieną mūsų susitikimą, jeigu norėsite, galėsite prisijungti. Tai ačiū visiems. Sudie. Sudie.